Aš gimiau Šiauliuose, vaikų namuos užaugau. Iš Šiauliuos atsilikęs buvau, išvežė akmenį į Ventą. Ir aš ten daug vargą mačiau. Dirbau pagalbinių ūkių. Ne kolūkis, pagalbinių ūkių. Savo turėjom karvydę, savo kiaulydę turėjom. Skustis negaliu, kažkaip visko mačiau ir šaltai balta. Daug vargą matėm. Ne aš viens toks buvau, tūkstančius tokių buvo našlaičių vaikų. Ir buvo ir gerų, ir blogų rūšių. Buvo ir aš biški išdykęs, ne biški, daugiau gal išdykęs buvau. Nesu ne vienas angelas sargai, kaip sako. Velnių ragų buvom pastatę. Taip. Tik dirbau pagalbinį ūkį fermoje. Labai gerai dirbau. Janavičinė Aniceta buvo. Janavičius direktorius buvo labai geras akmenį. Veciliauskas direktorius buvo. Ir aš išdirbau fermo nemažai. Tik vot kas dalyks, kad mes į ranką pinigų negaudavom. Tik turėdavom pasirašyti, rubliais dar buvom, da jauns paauglys buvau, snarglys pacans. Mano vardas, kaip sako, Saša. Nu, dirbau fermą, šerdavom kiaulės, dirbdavom, kardus valydavom, langus valydavom, voratniks, nu, taip ir taip, daug čia nekalbėsiu. Tik man visko buvo. Iš pradžio labai buvo blogai. O paskiau, sukėda 18 metų, aš jau buvau pilnametis, negau ten vaikų namus laikyti, reiškia. Apie mokyklą nenoriu nekalbėti, nenoriu negirdėti. Ten buvo biški daug politika ir nepolitika ir daug sumaišyta visokių jovalų, nesąmoningų kalbų visokių buvo. Ir dar noriu pasakyti, buvo auklėtojų labai gerų, net Sienė auklėtojai, Liaučienė. Buvo labai gerų auklėtojų. Edvardas Liaučius, buvęs kada komunuolis gaudė, buvęs partinis, gaudydavo pijokus. Man žmogus nebuvo, tik per daug buvo toks griežtas labai. Tik aš pripratau prie jo kompaniją. Buvo kažkada kaimas vežęs pas jo mamą, jo vardas Rožė. Aš vis laik jau mamai sakydavau, aš padainuok skink raudoną rožę. Nu, ir padainuodavau to dainą. Nu, ir taip. Ir išėjo, blogai nebuvo, padėdavau mašinas plauti, Janavičinė, Anicet buvo gerai, jo Ignas tas irgi geras buvo žmogus, nu ir Dragūninė seselė, Verutė, Liaubinė seselė, visi man buvo veteranai, mano čia visi veteranai buvo daug gerų, Danguolė, Bakaitinė seselė buvo gerų, ir buvo blogų, kur manis ir nekesdavo, juodino, nepatikdavau, visiems neįtiks, kaip sako. O dabar apie savo gyvenimą, kas su 18 metų mane išvežė iš Tonaičius į Plungę rajoną, o ten bjauriai prasidėjo, ten juodas vargas prasidėjo, didelis vargas, ten baisus pragaras buvo, labai baisus. Aš apie tokių reklamuoti nenoriu, kad čia visi žinoti, aš žinau, kad daug kas žino tą istoriją, aš 6 metus išgulėjau Šviešnoj. Iš pradžių buvo labai baisu, o paskiau nebuvo baisu. Iš pradžių 2 kartus buvau pabėgęs, gavau ir kailį, gavau ir izoliatorių buvau uždaręs. Buvau pats kalt, kad bėgau, o paskiau nebebėgau, pripratau Šviešnoj. Ir 10 kartų man buvo geriau. Į pavalgyt gaudavau, į palatas plaudavau, koridorius plaudavau. Ir Jacerinskinė buvo gera seselė, ir Naujoks daktaras buvo, Lenkauska daktarą nušovė, Markaitį daktarą nušovė, aš atsimenu, labai gerai, aš dar gulėjau, 6 metus perverstinį gydymą gavau ir išgulėjau. Ir man 10 kartų buvo geriau, nieks manis nevagino, nieks manis nejuodino, tikrai nejuodino. Tik nebuvo to, ko nereikėjo. Paskui aš pripratau Šviešnoj. Gėlynus tvarkydavau, direktorių Naujokų mašinas plaudavau, aplinkas tvarkydavau, seselis Slaugutis buvo man geri. Aš pats turėjau būti geras ir tada mane visi gerbs. O jeigu tu būsi blogs, tu niekam neįtiksi. Tai man davė režimą laisvės Šviešnų ligoniniai. Ir mane išleido visur išeiti. Ir davė rūpus, kur norėjau, ten išėjau. Tik nieks manęs nemušė, nieks manęs nevagino. Tai kaip išėjau į laisvę, atvažiavo Gečienė Stasė iš Tauragės, iš Žygaičių apylinkės rajono.
į mane pasiėmė Stasė Gečienė. Jie moteriškai man nebuvo bloga, aš negaliu apie jį blogą sakyti. Kas buvo, aš nebekelnuosiu daug. Tik gera moterį. Į mane paėmė iš ten, ištraukė iš ten. Jeigu būtų neištraukė, neaišku, kaip čia būtų buvęs, turbūt būčiau išvažiavęs vėl į ubaginą, į pensionatą. Tik jie mane pasiėmė ir po to labai daug vargo mačiau. Paskiau mane stumdė iš Vainutą buvau, vėl pabuvau, ne pusantrų metų neišbuvau, pas Bernutę. Bernutinę irgi išgyvenau, Žygaičių rajoną irgi neišbuvau. Buvo tokių žmonių, kur mane daugiausiai, aš buvau kaip juodas negras. Vis norėjau, kad aš darbus dirbčiau. Tik manęs nemylėjo, tik mylėjo daugiausiai va tokių. Va, jiem ne mane rūpėjo, o pinigai rūpėjo. Tada pinigai dar nebuvo. Po to rubliai parėjo vanzarai, tie talonai tie buvo, vanzarukai parėjo. Ir po to mane stumdė, ir vargą mačiau, visko mačiau. Ir dabar čia nieko gero nematau, kur čia gyvenu. Einu kriauti, apsiprekinti, aš neištariu žodį, Mimantai. Čia vadinas Kretinga Palanga, Mimantai. Primantai, neištariu žodį, kaip mok tik ištaru. Jeigu šeštadienį, penktadienį einu kriauti, toj mane užkabinėja. Jeigu neduos pinigų, to jį nusigausi, tai apvagin, tai apijuodin. Negali gatvį, kur praeit visą laiką čigonas, armenas, šiurkas, karabakas, visokie žodis man išdirbinėjo. Tik aš jau pripratau. Taigi jie būn visi laimingi, aš už priešus geriau pasimelsiu. Tik tokia varga, aš ne vienam nenoriu palinkėti, kaip mane iš vieną kampą į kitą kampą stumda. Dabar aš prižiūriu Anicetą Budvitaitę. Anicetą ligonį prižiūriu. Ir jau gyvenu 20 metų, jau dabar ir mane jau po 40 metų. Ir aš nedėjuoju, kaip bebus, kaip bebus. Ar čia mane belaikys, ar nebelaikys. Tik labai visi lauk žmonės, jeigu va ta Aniceta mirs, jau mane iš to kaimo vėl išvarys, ir vėl tu eis po visą kaimą, vėl bėgios iš vieną kitą kaimą, vėl mane stumdys. Ne, jeigu taip jau bus, tada man tik išeina ar į vienuolyną prašyti pas Prančkonių, kur išeit gyventi, į pensionatą tarnatą. Nebenoriu. Aš to vargą jau pavargau, jau visko mačiau nuo Tarybų sąjungų. Va tiek mačiau, ir man nebereik daugiau nieko. Aš tik noriu palinkėti lietuviai jaunimai. Mylėkit tėvus mamus, kad nereikėtų, kaip mes kavargom po valdiškus namus. Kad nereikėtų po tų vaginus, po pensionatų, taip ir taip duotis. Ir aš ne vienu nepeiku, visus gerbiu, kur manis ir nekenti. Visus noriu palinkėti visiems meilės, sveikatos, kantrybės. Ir kad vaikai neatsidurti po vaikų namų, kad globėjai visi pasiimti prie save laikyti, tik globėjai ką pasiimti. Ne tik pinigų jie nori, kad mylėti tą vaiką kaip savo sūnų. O jie tik pasiimti tik pinigai ir turtai. O tą vaiką tik žemė dirbti, išnaudoti. Savo sūnų jie mylės, o svetimą niekada nemylės. O to tikrai aš žinau, ne visi žmonės geri. Tik aš tiek noriu pasakyti, žmonės, būkite teisingi. Ir baigi manęs gatvėje užkliūti, baigi mane niekinti visokiais žodžiais, kad aš toks, kad aš gėjus, kad aš toks. Aš tik tiek noriu palinkėti. Būkite visi teisingi, mylėkite Dievą mamą, ir tada jums visi gers ir mylės. Ir neniekinti ne vieno žmogus, ar gers, ar blogs, geriau pasimelski. Tik tiek noriu palinkėti, nu tai ką dar noriu palinkėti? Būkite visi laimingi. Ir nenorėkite, kad tokį vargą turėt, kaip aš ką turėjau. Ne aš viens toks vargą turėjau, čia daug tokių žmonių turėjau. Ir nebenoriu toks būti kaip dindukas, kas iš vieną kampą, kitą kampą mane stumdyti. Kai jeigu Dievas duos, gal jeigu man pasiseks gyvenime, gal susirasiu, gal kokį porą jaunimą, kokį mergaitę ar ką. Jeigu Dievas bus. Tik aš noriu palinkėti. Viskas. Goodbye, myliu, laisva Lietuva.